Iš mūsų namus ir žemės ruošiasi atimti savo armiją. Mums nereikia poligono. Rusai išvarė senelius, o dabar savi išvarys iš namų. Lietuvoje įprasta, pirmiausiai iššauna, paskui taikos. Mūsų šeima valdo 50 miško hektarų, ar ne? Aš juos žadu palikti savo vaikams, pasirodo, aš jau galiu ir nebeturėti ką palikti. Jau dabar visi miškai iškirsti, išpjauti, tai išvis nieko nebeliks. Miškai ir mūsų, ir gyventojų, ne tik valstybės. Tai, ką jie reiškia apie kompensacinę kainą, tai hektaras miško 5000, tai čia yra maždaug pusė sumos, kiek miškas kainuoja. Patenkam į tokią zoną, kad ir Gardiną girdėsim, ir tiesiai už Plento Žviktorinos nuo Palepio bus poligono vėl teritorija. Tai, tai reiškia, esi visiškai seismingoj zonai. Prieš 8 metus mes kūrėm šitą pastatą tam, kad Kapčiamiestis taptų turistiniu miesteliu, o dabar per vieną dieną jie tiesiog stengiasi viską sugriauti. Kai vyksta vestuvės ir jūs akys atsistoja, kai vyksta ceremonija lauke, taip ir jums pradės šaudyti aplinkui. Labai įdomu būtų. Tai aš manau, kad čia žlugimas.